Evangelija pagal Morkų, 1 skyrius. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus Evangelijos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų ir skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs šventąja dvasia. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė plyštantį dangų ir dvasią tartum balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Ir tuojau dvasia jį paakino išeiti į dykumą. Ir jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono bandomas. Buvo drauge su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvejai. Jėzus pasakė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus, tuoj pat pašaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Jie atvyko į Kafarnaumą ir netrukus, šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį: nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: kas tai? Naujas mokymas su galia? Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Ir gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu tuojau nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos, karščiavimas liovėsi ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų buvo sugabenti visi ligoniai ir demonų apsėstieji. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų ir jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos
ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. O Jėzus atsiliepė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam ir esu išėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo, jei panorėsi, gali mane padaryti tyrą. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk tyras. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo tyras. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino, žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik, pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą kaip liudijimą jiems. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.